Esu Renaldas Eibutis, vairuoju jau 8 metai ir pirmasias pamokas vairavimo gavau iš savo tėčio. Iš tikrųjų, prisipažinsiu, tai tikrai nuo pat pradžių vairavimo ir tam nesėdėjimo priekyje diržus tikrai segiausi. Nuo pat pradžių man tai buvo kalama į galvą, kad tai privaloma ir prieš pradedant vairuoti dėl saugumo, kad tai būtinai padaryčiau. Visų pirma, tai aišku tėvai, nes jiem labiausiai buvo aktualu prieš man gaunant teisės ir laikant teisės ir instruktoriai įrodė, kad tai yra privaloma. Ir aš tiesiog iki šių dienų kaip ritualas jau. Esu toks vairuotojas, aš esu atsakingas už šalia mane sėdintį žmogų ir dažniausiai draugai, aišku, irgi užsisega, bent jau turbūt pasisekė su draugais, kad daugumas jų taip pat kaip ir aš vadovaujasi saugumo taisyklėmis, bet jeigu ir matau, kad yra tokių, kurie nelabai mėgsta sektis, aš tiesiog juos padrasinu tai padaryti. Nesu nutrūktgalvis, nemėgstu važiuoti viršydamas didelį greitį ir stengiuosi kiek įmanoma laikytis eismo taisyklių. Gal kam ir nuobodu ar juokinga tai pasirodys, bet toks jau esu. Aš nežinau, aš nesijaučiu aukštas krepšinio atžvilgiu, bet jei jau taip žemi žmonės sako, tai nežinau, man tai diržas tikrai visiškai netrukdo. Pradžioj turbūt kaip ir kiekvienam, kuris tik pradeda vairuoti, tai yra nauja, gal kažkiek neįprasta, tai taip, kiek prisimenu ir man tai buvo, bet kai pripranti, tai to visiškai nejauti. Jeigu neprisisegė saugos diržo, 20 litų, man atrodo. Prisisegti saugos diržą nieko nekainuoja, tačiau tai gali išgelbėti tavo ar šalia tavęs esančio keleivio gyvybę.